Na, kažkaip nepasisekė čia parkuoti. Aš neįsivaizduoju, kaip tas golfas įlips. O gal paliko laisvą ir jinais nuridėjo, aš manau, gali būti ir taip. Jo, bus turbūt laisva. Ir jinais nuridėjo. Nu, nieko baisaus, gal labai neatsitiko. So excited. Labas rytas. Vykom šiandien į dar vieną lankytiną vietą. Osborne House. Vakar buvo visiškas autas, tad jau nieko nebefilmavau, ėjau ilsėtis. Atkeliavom į namą Viktorijos. Na, lubos tikrai gražios. Va, matote, kad tik Viktorija. Čia buvo apie 30 metų. Tai Albertas savo žmoną Viktorijai pastatė šitą namą. Tai Viktorija valdė 19 amžiui ir šeimyna buvo didelė. 5 mergaitės, 4 berniukai. Ir elektrą čia įstatė šitam name 1890 metais. Čia karalienės lova. Parodžiau truputį vidaus, rekomenduoju būtinai atvažiuoti į Viktorijos ir Alberto namus. Keliaujam dabar prie jūros truputį, apsižiūrėsim. Turim draugelį. Jis didelį paėmė, dabar turi mažiukus atvaryti. Nuneša šeimą ir vėl grįžta. Tad nedvėjokit, būsit Anglijai, atvykit čia į Isle of Wight salą. Su šeima, su šunimis ir paeksplorinkit čia būtinai. Na, aš tai dar tokį šiandien neatsigavęs. Reikia dar pailsėti. Kažką vakarą suvalgiau tokį kartupilus, blogai dirba truputį. Nu, žiūrėsim, gal bus jau geriau vėliau. Labas vakaras, gerbiamas žiūrovė. Aš ir vėl ant dviratuko. Žinokit, grįžau po pilies tiesiai į lovą. Buvo 1% likęs energijos. Nusprendžiau, reikia pamatyti ant dviratuko. Tai aš ir čia, jau minu. Važiuojam po vietinės apylinkės apsidairyti. Trumpa tokia tripa. Valandas kokias. Wow, kur važiuoji? Gal palauk. Well done. Nu ir priduminom.
Ramus vakaras, Isle of Wight saloje. Ką aš norėjau pasakyti? Kojytės dar truputį jaučias, bet visai normaliai. Nėra taip, kad kažkas, žinot, būtų labai blogai po 5 dienų, galima sakyti 5 dienų rytinės treniruotės. Ar įdomu visiems, kai baigėsi dėl GPS-o, kurį radau Terra. Jau kas nežino, prieš tai kelionėje aš radau GPS-ą Terra, kažkas pametė ir radom kontaktinį e-mailą. Susisiekėm su žmogumi. Jis sakė, kad ir telefoną pametė, aš prašiau numerį atsiųsti. Tai dabar tokia idėja yra, kad paprašiau, kad atsiųstų adresą. Po kelionės aš jam būtinai nusiųsiu su parašu. Kai pagalvoja, tik nusakau nuo pagrindinio kelio ir tokia ramybė. Nu, pravažiuoja keletą mašinų, bet ne tiek daug. Kalniukai linksmieji. Gražu. Kas čia žuvį šokinėja? Aš kaip ir sakiau, eina 22 dviračio kelias, o Google rodo, važiuokit per kelią. Nors aš esu suvedęs važiuoti dviračiu. Na, silpnokai, sakyčiau. Kartais padirbėja Google, bet ką darysi. Tad visados pasidomėkit maršrutų prieš važiuojant. Geri. Truputį pakrata, bet ką padarysi. Čia kaip reikėjo pasiruošti pavarą. Šiaip ne taip. Op. Ten už krūmų yra golfo laukas. Nu, man suvenyrą paliko. Parsivešim būtinai. Na, man dar žaidžia kažkas golfą vakarė. Visai smagiai. Nu, įdomu, kurį šitaip gerai numušė man. Ačiū už nuostabų kamuoliuką. Važiuojam toliau iki Wright miestelio. Na, mes jau galima sakyti ir miestelį. Važiuojam prie tilto ilgoje. Gražus vaizdai. Nu ir kalniukas neblogas. Eina savo. Atkeliavom. Čia tiltas ar kas, nesuprasi. Nu, mašinas važiuoja kažkaip keistai. O, kaip saulės spinduliai gražiai šviečia. Važiuojam ant pir. No cycling. Oh, come on, tai kur man važiuoti? Fainas keliukas. O, per medį dar taip nevažiavęs. Ar čia ne medis, nežinau. Labai smooth važiuojam, žiauriai. Čia žmonės atvažiuoja palydėti saulėlydį, žvejot. Viską po truputį, kas ką nori, tas tą daro. O čia keltas, turbūt žmonių daugiau. Iš Portsmoutho. Na, o atplaukia dičkis. O ten toli matosi Portsmouth miestelis. Man daug greičiau privažiuoti, ten ta amfibija laivas. Daug purslų sudaro, aš matau. Net čia jaučias truputį. Visiška amfibija. Nu, va, sustoja. Truputį galim save pamaloninti. O dabar pakeliam droną ir pažiūrim, kaip viskas atrodo iš aukštai.
Gražus miestelis visai. Su žmona, kad kalbėjau, laukia manęs, prižadėjau vakarienę padaryti. Ir kad grįšiu po valandos, o aš jau tik į vieną pusę nuvažiavau valandą. Nu, reikia tada paskubėti. Aplinkį mane. Google man tik rodo apsisukt. Aš nežinau, ar čia nesuvesti keliai. Nu, čia ir plytę rodo, bet private road, no parking. Nesuprantu, aš ir tų žymėjimų kelių. Rodo 22, po to vėl važiuoji. Jokių ženklų dabar parašė private road. Tai, come on, Elevate. Reikia kažką daryti. Nes, come on, babies. Dviratininkams nepatyrusiems iš vis šakės. Mes privažiavom pasakų namelį. Žiauriai jaukiai gražiai atrodo. Nu, iki namų čia jau nedaug. 20 minučių, gera treniruotė po visų važiavimų. Dabar kažkaip daugiau ženklų atsirado, rodo. Važiuokite ten, palauk, kur mūsų. Blemba, ten rodo. Newport. Google visiškai. Jokių dviračių kelių nerodo. Nu, ką ašgi sakau, nepasitikėkit Google. Čia žinokit, pas mane jau koks 10 kartas. Rodo ten važiuot, o iš tikrųjų visai kitur. Google, dirbam. Smagumėlis. Tokie keliai man iš karto primena kelionę. Sveiki, draugai. Visi juodieji čia. Tokia rūšis. Ką jie galvoja apie mane? Nu, labas. Kiek kas galit valgyti, eikit mėluot. Na, visai čia neblogi keliukai. Man patikti. Gamta, gamta ir dar kartą gamta. Tai va, važiuoju prie vienuolyną, kur buvom vakar. Ar atsimenat? Turbūt kiauliukai jau visi sugulė miegot. Viskas keliauja pas žmoną, nes žmona duos velnių. Prižadėjau vakarienės. Suprantat, moteris pikta. Geriau ne. Gerai, važiuoja, viskas čia gerai. Labai tai nuostabaus grožio. Ir keliai tobuli man. Negaliu atsidžiaugti gamta. Žiauriai man patinka. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Wow. O verytė, aš ir taip lėtai važiuoju. Kam jūs man sakot, lėtinti greitį? Krante, palaukit, o kas čia yra? Čia gal keltas keliasi, jo. Gal iš to aš ir kelsiuosi į Southamptoną. Bus matyt. Žiūrėkite, mėly žiūrovai, kaip ženklas man pasislėpęs, kad reikia nusukti dešinę. Jeigu ne šitas rodantis, kad reikia važiuoti į kitą pusę, bet ten, tai aš net nepastebėčiau. Ir vėl išmestų mane į pagrindinį kelią. Elevate, tvarkom ženklus. Gerbėmieji žiūrovai, kaip jums toks namukas? Ar toks namukas? Jo speed 14, slow down Russia. Ar jūs juokaujat? Tai kiek jie nori, kad čia važiuočiau? Aja. Wow, kaip nuvarė, matėt? Kaip išgėręs turbūt mano jokio elektrolitų. Ai, tai čia greitis 10 mylių. Nu, tipo. Jo, įdomiai sugalvoja čia. Turbūt nieks nevažiuoja 10 mylių čia. Na va, ir atvažiavau, gavosi lygiai 20 km, nu, su kapeikam, sakykime. Gera treniruotė po mano kelionė, žinokit, žiauriai smagiai pasivažinėjau. Širdis iš karto atsigavo. Ir noris vėl keliauti. Na, grįžau namuko. Dar neparodžiau namų turą, tikrai parodysiu. O dabar einu daryti valgyti.
What we think, we become. Don't wake up. Don't wake up. What we think. Na va, įdomų dalyką pastebėjau, išmeti šiukšlės ir prie šiukšliadėžės tu iškart gali nusiplauti rankas, kad neliktų jokių bakterijų. Ar veikia čia? Ne, ten apačiai žalias, priešais. O šitas spaus. Čia su keliu. Viskas veikia. Su keliu duodi ir bėga. Įdomi. Ar turim Fordo fanų? Nice. Kuris jums? Tamsesnis? Ar morkinis? Bum, 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 bum. Nu, naktinis pasivaikščiojimas po miškus. Einam prie jūros. Vakaras prie jūros. Jo, laive. Tai ačiū, kad buvote šiandieną su manimi. Subscribinkit, pakomentuokit, palaikinkit, o rytoj laukia nauji nuotykiai.